Kągi, sveiki visi, tai yra trečioji Unity pamoka ir šioje pamokoje pradėsime kurti savo žaidimuką ir iš tikrųjų pasidarysime labai elementarius dalykus. Tai išmoksime galbūt šiek tiek naviguoti su šia programa, nors iš tikrųjų, kaip minėjau, neturėčiau jūsų to mokyti, bet patį valdymą galbūt pamokysiu arba parodysiu, kaip valdyti visą tai. Ir susikursime kažkokį grindinį, tai yra žemė arba grindis, ant kurių galėsime lakstyti. Susikursime šviesą, kad apšviesti tas grindis. Ir susikursime žaidėjo objektą, kuris leis mums tiesiog lakstyti per tas grindis. Ir viskas. Tiesiog tokia elementari paprasta pamoka, tam, kad įsijausti į visą tai ir po truputį pereiti prie mūsų to nedidelio žaidimo. Tai jeigu pastebėjote, mano tas Unity vaizdas kiek pasikeitęs apačioje, tai viskas, ką aš padariau, aš padarysiu taip, kaip buvo maždaug. Tai jūs matote kažką štai tokio turbūt, ar ne? Ir viskas, ką aš padariau, tai pasimažinau štai šioje vietoje. Vėlgi, jeigu jūs žiūrite pamokas per tą mažą ekranėlį, jūs nematysite, ką aš tiksliai spaudžiu ir darau. Todėl siūlau pasikeisti kokybę į aukščiausią ir žiūrėti pamokas full screen režimu. Tada matysite. Taigi, aš pasimažinau štai šį, sakykime, zoom lygį į mažiausią, kad matyčiau nesakykime tas ikonas, o būtent tokį sąrašo vaizdą, šių būtent mūsų integruotų paketų. Ir pasididinau štai tą kitą panelę, kad man tilptų visas tas kitas sąrašas ir galėčiau skaityti. Na ir toliau tiek. Tai jeigu jūs tai pasidarėte, turėsite maždaug tai, ką turiu aš. Ir dabar pereikime prie šios programos vaizdo lango. Tai mes turime scenos vaizdą ir žaidimo vaizdą. Tai scenos vaizdas yra tas vaizdas, kurį matysite jūs kaip kūrėjas ir jame jūs galėsite, sakykime, kurti savo tos objektus ir matysite visus tos objektus per šį vaizdą. O game vaizdas tai yra žaidimo vaizdas, kurį matys jau pats žaidėjas, sakykime. Tai jūs galėsite žiūrėti ir iš kūrėjo pusės į savo žaidimą, ir iš žaidėjo pusės į savo žaidimą. Kitaip tariant, game vaizde jūs galėsite tiesiog testuoti savo žaidimą, o čia jūs jį kursite, grubiai tariant, ok? Toliau yra tokie, sakykime, 4 pagrindiniai valdymo mygtukai. Tai pirmasis yra štai ši ranka. Ir ką įleidžia, tai jeigu jūs jį pasirinksite, tai jūs jį galite pasirinkti paspaudę ant tos rankos arba su Q raide, visiškai tas pats. Antrąjį valdymą galite pasirinkti su W raide, trečiąjį su E raide ir ketvirtąjį su R raide. Tai Q, W, E, R, kad nespaudinėti ant būtent šių ikonų. Okay? Tai pirmas, ką jis duoda, tai jis leidžia judinti jūsų kamerą elementariausiai, bet mes, manau, nenaudosime niekada šio režimo, nes jeigu mes, tarkim, būsime W režime, tai yra štai šiame antrame režime, kuris mums leis tiesiog pasirinkti kažkokį objektą arba judinti jį, kai mes turėsime objektus, tai mums to pirmo režimo nereikės, nes mes tą patį galėsime daryti su kombinacija Ctrl, Alt ir kairys pelės mygtukas ir mes lygiai taip pat galėsime judinti tą kamerą. Ok? Tai mums net pastebėsite, jeigu jūs laikysite Ctrl ir Alt, kad jums laikinai, kol jūs laikote, įsijungia tas pirmas režimas ir kai atleidžiate Ctrl ir Alt, jums tas režimas pasinaikina ir peršoka į tą režimą, kuriame buvote. Tai realiai mums neapsimoka realiai niekada ir jungti to režimo. Na, bent jau aš jo niekada nenaudoju, aš naudoju jį kaip Ctrl Alt ir kairys pelės mygtukas, ok? Tai vienas iš būdų, kaip jūs galite judinti kamerą. Toliau antras būdas yra tiesiog nieko nelaikant paspausti ant dešinio pelės mygtuko ir sukioti kamerą štai taip. Tai realiai kameros pozicija nesikeičia, jūs tiesiog galite, sakykime, žvalgytis aplinkui. Ok? Tokiu būdu taip pat jūs galite laikyti Alt mygtuką ir su kairiuoju pelės mygtuku štai tokiu būdu, sakykime, žiūrėti į savo objektą. Tai realiai jūsų vidurinis taškas, galima sakyti, nesikeičia, o jūsų kamera juda aplink būtent, sakykime, jūsų tą vidurį. Tai jeigu jūs laikysite Alt ir kairį pelės mygtuką ir suksite pelę, matysite, kad kamera lyg ir juda aplink jūsų objektą.
Ok. Štai taip. Tai vienas iš būdų. Tuomet yra Alt ir dešinys pilies mygtukas, tai leidžia tiesiog, sakykime, priartinti, atitolinti vaizdą. Visiškai tas pats su Ctrl Alt ir dešinioju pilies mygtuku, vėlgi, sakykime, keisti zoom lygį. Bet mes dažniausiai naudosime tai su ratuku pilies, tiesiog galime įsukioti ir priartinti, atitolinti vaizdą. Taip pat, žinoma, bus ir kitų galimybių, kaip mes galime priartėti prie savo objektų ir taip toliau. Tai mes visą tai galbūt panagrinėsime arba išmoksime tiesiog automatiškai dirbdami su šia programa. Nes iš tikrųjų nesiruošiu sausai mokyti, kaip ką daryti su šia programa. Kaip minėjau, pamokos bus tokios, kad aš kursiu tą žaidimuką ir tiesiog tai komentuosiu ir tuo pačiu tai gausis kaip kažkokia pramoga, galbūt kažkokia pamoka ir taip toliau. Iš tikrųjų, manau, bus naudinga. Taigi, kaip minėjau, susikursime grindis arba grindinį, žemę kažkokią ar ne, platformą tiesiog, ant kurios galėsime lakstyti. Susikursime Unity sukurtą, tai yra integruosime Unity sukurtą žaidėjo objektą. Tai Unity yra sukūręs tokį, sakykime, paketą, kurį jūs galite įmesti į savo žaidimą. Ir tuomet jūs kaip ir turėsite jau visą tą žaidėją aprašytą, tai yra elementariausios jo funkcijos bus, tai yra lakstyti, šokinėti, dairytis ir taip toliau. Tai Unity turi tai sukūręs, todėl mums nereikės patiems apsirašinėti to. Tai kaip minėjau, tai yra gan puikus žaidimų variklis. Tuomet pridėsime šviesą. Vėlgi tai bus Unity paprasčiausias objektas, kuris leis mums tiesiog apšviesti kažką. Ir tiek. Tai pradėkime nuo grindinio. Keliaujame į meniu juostą ir ten pasirinkime Game Object, Create Other ir pasirinkime kubą. Cube ar Cub, nežinau kaip angliškai tarėsi iš tikrųjų. Ir štai matysite, jeigu dabar paspausite F raidę, jums priartins prie to jūsų kubo. Įsitikinkite, kad kai spaudžiate F raidę, kad jūsų pelytės žymeklis yra scenos vaizde. Tai yra, jeigu jūs, tarkim, būsite kažkur toli nuo objekto ir jūsų pelytė bus, tarkim, hierarchija panelėje, spaudžiant F jums nieko nepriartins. Tai jeigu nuslinksite pelę į kameros vaizdą, sakykime, scenos vaizdą ir paspausite F, tuomet jums priartins prie pasirinkto objekto. Ok, tai mes dabar norime šiek tiek atitolti iš tikrųjų ir dešinėje pusėje turėsime Inspector skirtuką arba panelę ir ten bus, sakykime, Transform kažkokia klasė ir bus atributas Position. Tai mes norime nustatyti būtent savo kubo poziciją į, sakykime, pradžią arba galbūt tiesiog pasikeisti jo poziciją į nulius, kad jis atsirastų tiesiog su koordinatėmis X, Y ir Z, kad tos koordinatės būtų nuliai. Tai tam, kad patiems nerašyti, mes galime paspausti ant šios ikonos ir paspausti Reset. Ir kaip matote, pasikeitė mūsų pozicija, tai yra koordinatės X, Y ir Z į nulius. Dabar jeigu hierarchiją langė vėl paspausime ant kubo ir nuslinksime pelę į scenos vaizdą ir paspausime F, mus priartins prie mūsų objekto, kurio pozicija pasikeitė. Ir ką mes dabar norime pasikeisti dar? Norime pasikeisti Scale atributą, tokiu būdu padidinti savo objektą, tai norime padidinti X ir Z koordinates, tai yra padidinti objektą X ašimi ir Z ašimi, o Y palikti vienetą. Tai pasidarykime X 1000 ir Z pasidarykime 1000. Ir dabar jį paspausime F. Wow. Sorry. Štai taip. Paspaudžiau F ir man įsirašė tiesiog į Z koordinates, į Z būtent skaičių F raidė, todėl man ta mano platforma vėlgi pakeitė savo dydį, bet dabar atstačiau ir turime štai tokią platformą. Ir tai yra bus ta platforma, ant kurios mes lakstysime, bent pradžiai ir pavyzdžiams to užteks, vėliau pagal poreikius galėsime pasididinti, bet kada ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tai gan didelė platforma, nors jums atrodo, kad tai labai mažas dalykas, nes pats pasaulis, sakykime, begalinis, o jūs susikūrė tokį mažą dalyką, bet iš tikrųjų jis gan didelis palyginus su jūsų žaidėjo dydžiu. Na, bet dabar, ką mes norime padaryti, tai susikurti žaidėjo objektą. Ir iš tikrųjų apačioje project skirtuke mes turėsime assets
assets direktorija galbūt ir joje bus standard assets direktorija. Tai šiame, sakykime, sąrašo medyje turėsime tą assets, standard assets, toliau keliaujame į character controllers ir first person controller. Ir jį mes tiesiog nuvilkime į savo scenos vaizdą, kur nors ant grindinio, ten, kur norite, kad jūsų žaidėjas atsirastų, bet aš noriu, kad jis atsirastų per vidurį, todėl aš jį nuvilkęs į sceną, vėlgi atstatysiu jo position į nulius, tai paspausiu ant šio mygtuko, reset, F, priartins, ir kaip matote, dabar jis yra įstrigęs žemėje, ir žaidimo vaizde mes matysime tokį vaizdą, bet pabandykite pasileisti žaidimą paspausdami ant šio play mygtuko ir matysite, kad jūs įkrentate, jūs tiesiog krentate žemyn. Jeigu jūs nejudinsite pelės ir pažiūrėsite į savo grindinį, tai jis atitolsta, jis kaip ir kyla į viršų. Ir iš tikrųjų jis nekyla į viršų, o jūs krentate žemyn. Ir tai yra dėl to, vėl dar kartą paspauskite ant play mygtuko, tai yra dėl to, kad jūsų žaidėjas yra įstrigęs grindinį, tai jūs šiek tiek jį pasikelkite ir vėlgi judinti tokiu būdu scenoje savo objektus galite šiomis rodiklėmis, jeigu pas jūs įjungtas tas W režimas arba antras režimas. Okay. Arba žinoma galite jūs keisti jo poziciją būtent vėlgi transform, toje klasėje transform, tik tais turėsite keisti atributą position. Okay, bet tam, kad nežaisti su skaičiais, aš tiesiog pasinaudosiu rodiklėmis ir jį pakelsiu tiek, kad jis nebūtų įstrigęs į mano grindinį. Ir dabar pasileidu žaidimą. Kaip matote, aš niekur nekrentu ir galiu šokinėti, lakstyti. Ir iš tikrųjų jūs lakstote. Galbūt jūs to nematote, nes iš tikrųjų tai yra tiesiog jūs matote horizontą ir nėra jokių, sakykime, objektų, kurie galėtų parodyti, kad jūs iš tikrųjų bėgate į priekį, tarkim. Bet jeigu pažiūrėsite į dešinę, į transform savo tą klasę, matysite, kad jūsų žaidėjo position atributas, tai yra jūsų žaidėjo objekto position atributas, kai jūs bėgate arba kai sukiojate pelę, keičiasi jūsų rotation atributas, tiesiog keičiasi tie skaičiai ir tai reiškia, kad iš tikrųjų jūs judate. Tiesiog jūs patys to nematote, nes realiai mūsų pasaulis yra tiesiog kažkokia platforma, tiesiog kažkoks mėlynas, sakykime, dangus ar ne, kas nėra dar dangus ir mes nematome jokių rankų savo, nieko ir nėra jokių medžių, nieko, kokių nors kitų objektų, kuriuos mes galėtume matyti, kad juos prabėgame, tarkim. Dėl to yra toks įspūdis, kad jūs nebėgate. Na, bet iš tikrųjų jūs judate ir aš to nedarysiu, bet jūs galite įstikinti tuo tiesiog savo žaidėją nuslinkti prie krašto ir tuomet pabandykite bėgti ir pamatysite, kad iš tikrųjų jūs arba įbėgate į tą kraštą ir nukrentate žemyn ir, iš tikrųjų įstikinsite, kad jūs judate, kad jūsų tas žaidėjo objektas juda. Aš tai žinau, todėl nedarysiu to, bet jis iš tikrųjų juda, kaip matėte, keičiasi jūsų tas position, rotation. Ir toliau norime pridėti šviesos, nes žaidimo vaizde, kaip matote, mūsų grindinys yra tamsus ir mes norime apšviesti visą tai, kad ir nesvarbu, kad neturime jokių tekstūrų, bet šviesos mums bet kokiu atveju reikės žaidime, tai keliaujame į Game Object, Create Other ir Directional Light. Ir atsiras toks dalykas, iš tikrųjų iš karto aš jį patrauksiu kiek į šoną ir matysite, kad jis realiai kaip ir tokius, matome kažkokius spindulius, ar ne? Ir tai yra Unity sukurtas dalykas, mes viso to nesikeisime, vėliau kai naudosime tekstūras, mes galėsime padaryti lyg saulę kažkokią ar kažką tokio danguje, ar ne. Dangų taip pat galėsime sukurti, o kol kas tiesiog turime tokį objektą, kurio žaidėjas nematys, bet šis objektas tiesiog skleis šviesą į tą vietą, į kurią bus jis nukreiptas. Tai kaip matote, spinduliai eina taip, sakykime, ties, sakykime, 5 valandą, ar ne? Ir būtent tai suteikia šiokią tokio apšvietimą mūsų grindiniui. Tai aš šiek tiek jį pasikelsiu dar aukščiau ir iš tikrųjų aš norėčiau jį, palaukit, dabar laikysiu Alt, laikysiu Alt ir su kairiuoju pelės mygtuku pasuksiu šiek tiek kamerą ir, jis gan gerai apšviečia mūsų grindinį, kaip matote, jis, štai, wow, okei. Štai. Ir aš tiesiog paspausiu E raidę
kad aš pasirinkčiau tą trečiąjį įrankį, kuris mums leidžia sukioti savo objektą įvairiomis ašimis, tai yra visomis trimis ašimis X, Y ir Z. Ir kai jūs sukiosite scenos vaizde, matysite, kad keičiasi jūsų transform klasės rotation atributas, tai yra koordinatės tos. Ir tokiu būdu jūs galite nukreipti, sakykime, tos spindulius į kitą vietą. Ir matote, kad jūsų grindinys kažkaip kitaip apsišviečia nuo to. Tai aš apsišviesiu taip, kad, sakykime, apšvietimas būtų netolygus. Tai yra, kad viena, sakykime, pusė būtų labiau apšviesta nei kita. Na, galbūt. Iš tikrųjų, čia nėra jokio big skirtumo, bet nukreipkite bet kaip, tiesiog, kad apšviestų bent minimaliai jūsų grindinį. Aš šiek tiek noriu pasieksperimentuoti. Galbūt man reikėtų iš tikrųjų toliau nuslinkti visą tai. Štai tą ašimi. Ir dabar su... Na, nesvarbu, palikite kaip yra. Galite paeksperimentuoti, bet iš tikrųjų tiesiog suteikia kažkokio apšvietimo, kaip matote. Štai taip. Ok, man tinka. Ir dabar tiesiog paspaudus play, matysite, kad jūsų grindinys yra apšviestas ir, na, sklinda kažkokia šviesa į jį, ar ne? Vėlgi, apšvietimas atrodo tolygus, bet iš tikrųjų aš dabar pasidaręs, kad vienoje vietoje būtų labiau apšviesta, kitoje mažiau. Tiesiog tai nesimato, nes ši platforma yra labai didelė, o jūsų žaidėjas ganėtinai mažas palyginus su platforma, dėl to jums nelabai matosi. Tai, sakykime, jūs nematote vienoje vietoje, kad būtų daugiau apšviesta, kitoje mažiau. Na, bet visus tos efektus, debesis, saulės, šviesas mes nagrinėsime ir kursime dar tolimuose pamokose. O kol kas turime, sakykime, platformą, ant kurios galime šokinėti, lakstyti ir sukiotis, dairytis aplinkui. Tai jau galite įsivaizduoti, kad pradėjome kurti žaidimą. Tai realiai tiek šioje pamokoje iš tikrųjų. Tai ačiū uždėmesi, jeigu turite kažkokių klausimų, būtinai klauskite komentaruose. Pasistengsiu atsakyti į juos arba taipogi komentaruose, arba kitose pamokose, kad, sakykime, atsakymai kažkokį klausimą žinotų visi. Ir galbūt aš jau turiu tą atsakymą į jūsų klausimą, tiesiog aš jį pateiksiu dar ateities pamokose. Na, bet kokiu atveju laukite kitų pamokų, ačiū uždėmesi ir iki.